Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai pristatysiu grandininius prekių tiekimo sandorius ES. Nuo 2020 m. sausio 1 dienos įsigaliojo pakeitimai, kuriais nustatyti supaprastinimai grandininių prekių tiekimo ES atvejais. Praktikoje dažnai pasitaiko situacijų, kai prekių tiekimo į kitas valstybės narės sandoriuose dalyvauja daugiau nei 2 asmenys. Tokiais atvejais tos pačios prekės yra perparduodamos vieno asmens kitam, taip sudarant pardavimų grandinę. Pavyzdžiui, Lietuvos pardavėjas parduoda prekes Latvijos pirkėjui, o šis jas iš karto perparduoda Estijos pirkėjui, o Estijos pirkėjas Suomijos pirkėjui. Tokiais atvejais svarbu nustatyti, kuriam grandinės tiekimui turi būti taikomas 0% PVM tarifas. Grandininis prekių tiekimo sandoris tai situacija, kai tos pačios prekės parduodamos keliems pirkėjams iš eilės, tačiau fiziškai gabenamos tik vieną kartą iš pirmojo tiekėjo galutiniam pirkėjui. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnyje nustatyta grandininio prekių tiekimo sandorio sąvoka. Grandininis prekių tiekimo sandoris vienas po kito vykdomo tų pačių prekių tiekimo sandoris, kuriame dalyvauja tarpinis veiklos vykdytojas, kai prekės gabenamos iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę tiesiogiai iš pirmojo prekių tiekėjo paskutiniam prekių tiekimo grandinėje esančiam tas prekes įsigyjančiam asmeniui. Kad sandorį galėtume laikyti grandininiu, turi būti įgyvendintos 3 sąlygos. Pirma sąlyga – dalyvauja mažiausiai 3 asmenys, vienas kurių yra tarpinis veiklos vykdytojas. Antra sąlyga – prekės gabenamos iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę ir tik ES viduje. Tvarka netaikoma eksportui iš ES, importui į ES, vietiniams tiekimams valstybėse narise. Trečia sąlyga – prekės gabenamos tiesiogiai iš pirmojo prekių tiekėjo paskutiniam prekių tiekimo grandinėje esančiam asmeniui. Grandininio sandorio metu vienas iš dalyvių gali organizuoti prekių transportavimą. Toks grandinės dalyvis vadinamas tarpiniu veiklos vykdytoju. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnyje taip pat nustatyta tarpinio veiklos vykdytojo sąvoka. Tarpinis veiklos vykdytojas grandininiame sandoryje dalyvaujantis prekių tiekėjas, išskyrus pirmąjį prekių tiekimo grandinės prekių tiekėją, kuris gabena prekes arba kurio užsakymu tai atlieka trečioji šalis. Kad asmenį galėtume laikyti tarpiniu veiklos vykdytoju, asmuo turi atitikti 2 sąlygas. Pirma sąlyga – asmuo nėra pirmasis prekių tiekimo grandinės prekių tiekėjas. Antra sąlyga – asmuo organizuoja prekių gabenimą tarp valstybių narių. Panagrinėsiu pavyzdžius, kaip nustatomas tarpinis veiklos vykdytojas. Pirmajame pavyzdyje prekių gabenimą iš Lietuvos į Suomiją organizuoja B. Kadangi jis nėra pirmasis prekių tiekimo grandinės tiekėjas, asmuo B laikomas tarpiniu veiklos vykdytoju. Antrajame pavyzdyje prekių gabenimą iš Lietuvos į Suomiją organizuoja C. Kadangi jis taip pat nėra pirmasis prekių tiekimo grandinės tiekėjas, asmuo C yra laikomas tarpiniu veiklos vykdytoju. Pažymėtina, kad paskutinis grandinės asmuo D negali būti laikomas tarpiniu veiklos vykdytoju, kadangi jis neatlieka tiekimo. Pagrindinė taisyklė nustatyta PVM įstatyme apibrėžia, kuriam grandinės sandoriui turi būti priskiriamas prekių transportavimas. Nuo to priklauso, kuris tiekimas laikomas prekių tiekimu su transportavimu. Kaip minėjau, grandininiai sandoriai tai vienas po kito vykstantis prekių tiekimai, kai atliekamas vienas prekių gabenimas tarp valstybių narių. Svarbu nustatyti, kuriam tiekimui gali būti taikomas 0% PVM tarifas. Pagal pagrindinę taisyklę, prekių gabenimas pagal grandininį sandorį priskiriamas prekių tiekimui tarpiniam veiklos vykdytojui. Todėl svarbiausia nustatyti, kuris grandinės dalyvis yra tarpinis veiklos vykdytojas, nes būtent jam atliekamam tiekimui priskiriamas prekių gabenimas. Atitinkamai tik šiam tiekimui gali būti taikomas 0% PVM tarifas. Panagrinėsiu pavyzdžius, kaip nustatyti šią taisyklę. Pirmajame pavyzdyje prekių gabenimą iš Lietuvos į Suomiją organizuoja asmuo B. Atitinkamai asmuo B yra laikomas tarpiniu veiklos vykdytoju. Todėl prekių gabenimas yra priskiriamas tam prekių tiekimui, kuris atliekamas tarpiniam veiklos vykdytojui B.
Tai yra 0 procentų PVM tarifas pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 49 straipsnėje nustatyta tvarka gali būti taikomas tiekimui atliekamam tarp A ir B. Kiti vykdomi šio grandininio tiekimo grandinės sandoriai laikomi vietiniais valstybės, šiuo atveju Suomijos prekių tiekimo sandoriais, todėl asmenims B ir C gali kilti prievolė registruotis PVM mokėtojais Suomijoje. Antrajame pavyzdyje prekių gabenimą iš Lietuvos į Suomiją organizuoja asmuo C. Atitinkamai asmuo C yra laikomas tarpiniu veiklos vykdytoju. Todėl prekių gabenimas yra priskiriamas tam prekių tiekimui, kuris atliekamas tarpiniam veiklos vykdytojui C. Tai yra 0 procentų PVM tarifas pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 49 straipsnėje nustatyta tvarka gali būti taikomas tiekimui atliekamam tarp B ir C. Pažymėtina, kad dėl vykdomo tiekimo asmuo B turi registruotis PVM mokėtojų Lietuvoje. Kiti vykdomi šio grandininio tiekimo grandinės sandoriai laikomi vietiniais valstybių sandoriais. Šiuo atveju tarp A ir B Lietuvos, tarp C ir D Suomijos. Asmeniui C gali kilti prievolė registruotis PVM mokėtojų Suomijoje. Svarbu įsidėmėti, kad pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyta pagrindinės taisyklės taikymo išimtis. Pagal šią išimtį, jeigu tarpinis veiklos vykdytojas prekių tiekėjui nurodo savo PVM mokėtojo kodą, kuris jam suteiktas tos valstybės narės, iš kurios prekės išgabenamos, tai prekių gabenimas priskiriamas tiekimui, kurį atlieka pats tarpinis veiklos vykdytojas. Atitinkamai 0 procentų PVM tarifas gali būti taikomas tiekimui, kurį atlieka tarpinis veiklos vykdytojas. Panagrinėsiu pavyzdį, kaip taikoma ši išimtis. Pavyzdyje prekių gabenimą iš Lietuvos į Suomiją organizuoja asmuo B. Jis yra laikomas tarpiniu veiklos vykdytoju. Kai tarpinis veiklos vykdytojas B prekių tiekėjui A praneša savo PVM mokėtojo kodą, kuris jam suteiktas tos valstybės narės, iš kurios prekės išgabenamos, šiuo atveju Lietuvos PVM mokėtojo kodą, tai prekių gabenimas priskiriamas tiekimui, kurį atlieka pats tarpinis veiklos vykdytojas B. Atitinkamai 0 procentų PVM tarifas gali būti taikomas tiekimui atliekamam tarp B ir C. Šiuo atveju pagrindinė taisyklė nėra taikoma. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais. Ačiū už dėmesį.